Turbūt, kad vienas iš paskutinių darbų prieš glaistant neglazūruotas plyteles, tai reikia labai nuoširdžiai praeiti su kempinėle ir visokius klijų likučius ar kokį nedidelį dažo užtiškimą labai reikia nuoširdžiai nušveisti, nuvalyti. Ir dar toksai vienas žingsnis yra, kad viską reikia prasiurbti, visus tarpelius, viską, kad, kaip sakant, nebūtų dulkių ir purvo. Ir ką, galiausiai, kada būsiu praėjęs viską ir nuplovęs kelis kartus, yra toksai nano gruntas, kuris skirtas būtent neglazūruotom plytelėm, nes jeigu tiesiog tepsi tą vadinamą fugą, tai tikėkis Velykinio margučio. Čia visas tas neglazūruotas nevienodai pasidengs ir bus, kaip sakant, kitoks rezultatas negu nori. Tai va, prieš tą gruntavimą, po kurio seks jau ir tarpų glaistymas, tai kaip sakiau, reikia dabar praeiti ir va taip keliais randi kokį nors, kaip sakant, taškiuką nukritusi. Gal niekas ir nepastebės, bet aš pastebėsiu. Todėl ir reikia taip nuoširdžiai viską padaryti prieš glaistant. Jau pirmą tokią atkarpėlę pasidariau tarpų glaistymo ir dabar vėl užsimaišiau naują kibirą dėl to, kad, kaip esu minėjęs, kad neglazūruotas paviršius reikia pakankamai greitai dirbti ir negali labai dideliais plotais glaistyti. Tai todėl esi priverstas, kaip sakant, situacijos reaguoti greitai, daryti mažais ploteliais ir taip išlikti efektyviam ir neglazūruotas plyteles palikti švarias. O visam projekte aš turbūt ne kartą kalbu apie tvarumo svarbą ir šį kartą glaistyme tvarumas yra tas, kad įvairūs draugai irgi kažką remontuodamėsi, irgi klodami pas save plyteles, nuolat atveždavo man tai kibirėlį, tai puskibirėlį, tai pusmaišelį įvairiausių spalvų plytelių tarpų glaistų įvairiausių. Na, aš pradėjau galvoti vienaip ar kitaip, tai iš principo, kad ir kokia spalva, bet galutiniam rezultate tai skirta tarpams ir ten turbūt, kad kažkokių cheminių susipriešinimų gamintojų neturėtų būti. Ir ką? Tai va, prisirinkęs baltų, geltonų, šviesiai pilkų, tamsiai pilkų, juodų, bordo ir dar nebeatsimenu, aš jau kokių tik tai spalvų nebuvo. Ir galų gale viską supyliau į vieną didelį kibirą, arba netgi gal netgi pusantro gero kibiro, ar vos net 2 kibirai man išėjo, tokie 10 litriai. Ir taip nepatingėjau palengva įvairiomis proporcijomis, kad kuo geriau išmaišyti tas skirtingas spalvas ir galų gale gavosi, kaip visada, pilka ir man tas atspalvis visai toksai malonus pilkos spalvos, kurį dabar ir naudoju šitam
kaip draugai pavadino, gyvačių kambarį dėl tų zigzagų. Ir va, tai tvarumas, sakau, skatina kūrybišką priėjimą bet kur. Ir dar vienas momentas, esu irgi turbūt užsiminęs apie kaip mūsų šiukšlių generavimas skatina anglies dvideginio generavimą. Ta prasme, kad tam, kad mūsų šiukšlės būtų perdirbtos, jos turi būti deginamos ar dar kažkaip utilizuojamos, ko pasekoj yra išskiriamas anglies dvideginis į mūsų atmosferą ir tai paskatina taršą ir klimato šildymą, atšilimą ir taip toliau. Tai va, tokių dalykų. Tai va, tvarumas, kaip sakant, netgi siejasi labai su šituo. Ir kaip minėjau, kad draugai pažįstami žmonės atidavė tų likučių plytelių klijų. O pagalvokit, kiek žmonių aplinkui kažką klijuojasi ir kiek lieka tų plytelių klijų ir pagalvokit, kiek jų būna išmetama, nusėda į sandėliukus, rūsius ir ten kartais būna užmiršti dešimtmečiams ir sukietėję ir vis tiek galų gale būna išmesti ir vėl tada turi būti perdirbti arba netgi sunaikinami kaip šiukšlės. Tai aš noriu paskatinti, kodėl ne, pagalvoti kartais, ten užsigeidžia kas nors šeimoje, kad oi, čia būtinai toks atspalvis. Pagalvojus, ar čia į vieną pusę tas pilkesnis toks atspalvis, ar į kitą pusę pilkesnis atspalvis, tai man atrodo, kad didelio dalyko nepadarys jūsų interjere, nebent jau ten kažką tai. Bet tie, kas nori galvoti truputį tvariau savo renovacijos projektus, aš paskatinsiu, pasidomėkit aplinkui, tikrai susirinksit ir sutaupysit netgi ir pinigų ir tuo pačiu apsaugosit mūsų planetą nuo bereikalingo apsunkinimo papildomais ir CO2 ir darbais, nes vis tiek šiukšlės dar ir vežti reikia, tai vėlgi tas skatina dar papildomą taršą. Tai va, likit kūrybingi ir tvarūs. O aš judau toliau ir kai išdžius, tai tikrai parodysiu tą galutinį rezultatą, kaip atrodo ta galutinė spalva tarpu glaisto.
Sakoma, kada geriausia sodinti medžius? Prieš 20 metų. Taip. Nuvykau į netoliese esantį medelyną ir susiradau dar keletą medelių tokių, kokių noriu. Tai vėlgi paprastas, lietuviškas arba Lietuvoje įprastai augantis ir maumedis, ir bukas, ir skroblas, ir dar viena trešnė. Yra tų vietelių, kur dar reikia užsipildyti, na vat kaip ir alėjoj, čia kažkokia tuštesnė vietelė, norisi, kaip sakant, užsipildyti ir manau, kad bus mano kaip ir didieji medsodžio darbai padaryti ir kodėl yra taip juokaujama, nes kuo anksčiau pasodinsi, tuo greičiau ir pasidžiaugsi turimais rezultatais. Ir aš kaip ir daugelį savo serijų kalbu apie tai, kad sodinu ne kažkokius paturbintus, paskiepintus, išvestus, dar kažkokius pamandrintus. Taip, paskiepintus aš ir pats skiepiju, bet turiu omeny, kad ne kažkokius pamandrintus, o norisi vat būtent tų tikrų Lietuvoj įprastai augančių rūšių. Ir savo kieme noriu turėti jų įvairovę. Tai atitinkamai todėl ir renku tos visus įvairiausius medžius, kad jie būtų, kaip sakant, kurtų ir bio įvairovę, nes kiekvienas augalas pritraukia atitinkamai ir mažiausius vabzdelius ir paukštelius, kurie irgi vienaip ar kitaip per tūkstantmečius susiformavę, kad mėgsta vieni vienų sėklas, kiti kitų ir taip toliau. Bet taipogi ta bio įvairovė vėlgi palaiko vienas kitą, kaip labai svarbu yra eglių draugystė su lapuočiais, nes, aš čia galėčiau užsiplėsti, kaip jie viens kitą palaiko vienu metų laiku ir kitų metų laiku. Tai yra labai svarbu turėti ne vienų medžių, kaip sakant, monokultūrą susisodinti, bet būtent kuo įvairesnių augalų turėti. Ir tai ne tik džiugina savo vizualiu grožiu, bet ir nešančia naudą aplinkai. Rudenį nespėjus suarti žemės savo virtuvės darže, o jau, kaip sakant, pavasaris labai gerai šyla ir aplinkui judantis, krutantis kaimynų traktoriai jau pasufleruoja, kad metas ir man galbūt pajudėti su žemės darbais ir paruošimu. Ir taipogi mama skatina, sako, reikia pirmoje eilėje sodinti jau saldžiuosius žirnius. Nes kuo anksčiau pasisodinsi, tuo anksčiau ir jų turėsi. O juos, labai jau mėgstu ir įvairiuose patiekalose naudoti. Tai ką, ištraukiau savo gerą motobloką, kuris pagalbininkas čia didžiausias ir dabar teks imti ir pradėti frezuoti žemelę. Rudenį išmėžus avių pašiūrę, per žiemą prastovėjo mėšlas ir dabar jisai, kaip sakant, yra kuo puikiausias juodas auksas šitai juodai žemeliai praturtinti. Ir, kaip sakant, viskas žiediškai, ratu, ekologiškai grįžta vienaip ar kitaip į žemę ir vėlgi, kaip mes iš dulkės į dulkę, taip ir visa aplinka iš dulkės į dulkę. Tai dabar darbelis vėl toksai bus pakankamai ne šaltas šiltą dieną, iškratyti viską ir vėl perfrezuoti. Ir reikia rūpintis
atlaisvinti vietą, nes vėlgi iš po žiemos reikės jau greitai, nežinau, už savaitės, už kitos, vėlgi avių pašiūrę išmėžti, kad, kaip sakant, vėl rudeniui būtų to pačio mėšlo vėl ant daržo ir taip ir vyksta visas tas žiediškas toksai žiediški procesai ir keliauja medžiagos iš vienos vietos į kitą ir taip, kaip sakant, praturtina. Ir tas yra neišpasakytai svarbu. Ir dar toks vienas darbelis, galbūt prieš tą visą mėšlą reikia kažkaip tai truputį tą žolės, gal su kokia tai drapaku tuo nudrapakuoti, nutraukti, kiek čia dar įmanoma. Kaip sakant, kad vis tiek būtų mažiau darbo ravint. Ir ką, judam. Atsisėdus prie Meilės salos, labai faina stebėti, kaip Vilkė teka ir kaip tai iš tikrųjų ji pati formuoja vėl naujai savo vagą. Ir vat per tuos keletą metų, stebėdamas čia šlaitas paslinko, šičia šlaitą jau gerą metrą nugremžė ir taip, kaip sakant, gamta irgi nestovi vietoje ir atitinkamai, kaip sakant, keičiasi ir formuojasi. Ir aš, turėdamas tokį pakankamai statų šlaitą, noriu, kad jis nelabai, nenuslinktų. Todėl buvo pasodinta keletą krūmų, vienur, kitur, kaip sakant, kad sustiprinti. Ir ta mintis mane skatina tai daryti, todėl kad šią žiemą taip žiauriai nuslinko va čia šlaito dalis, nes ten yra aukščiau ir visas vanduo vienaip ar kitaip po lietaus, vat matosi ir vakar, šią naktį palijo smarkokai ir iš po žiemos atlydžio čia bėga. Todėl šito laukinio, sakykime, serbento šakų pripjauščiau ir prikišau. Ir puikiai matosi, kaip jau jis to šakelės ėmėsi žaliavimo. Tai vat reikia sustiprinti šitą šlaitą, kad įsišaknytų tie serbentai. Ir tegul būna čia toksai serbentų šlaitas, nes, žiauroka atrodo tas toks paslinkimas. Bet gamta yra gamta ir tegul jinai formuojasi, kaip jinai nori formuotis. Be abejo, norisi ir truputį kažkiek tai pakoreguoti, minimaliai, natūraliom priemonėm, ne kažkokiom drastiškom, bet taip, kaip sakant, irgi sukuriant naują, vėlgi, habitatą, gyvenamąją aplinką, vėlgi per tą sutankinimą, suauginimą, žalumos, vėlgi suteikia galimybių, vėlgi daugiau įvairesnių gyvybės formų atsirasti, tų pačių mažiausių. Apie ką aš jau ir kalbu, kas yra svarbu, bio įvairovė. O man smagu stebėti, dabar čia nesimato, užstoja, pas kaimynus grįžo jau gandrai ir jie, kaip pavasarį pridera, kas kelias minutės mylisi, kalena snapais ir kartais atskrenda į mano sodą varlių parinkti. Inkilę, žiemą iškeltame inkilę, vis iškiša galvą pelėdą pasižvalgyti į mane, ką aš čia veikiu. Pavasaris. Kompostinės tuščios ir daržas jau visas sufrezuotas. Ir kągi, pirmos 2 lysvės paruoštos žirniams. Taip jų reikės įvairiems patiekalams, kaip sakiau, kad labai jau mėgstu, ne tik žalius, atsiprašau, jau prakaitas muša nuo tos pavasarinės saulelės. Ir kągi, atsinešiu ir dabar jau susadinsiu, nežinau ar čia rodyti, manau, kad principas aiškus,
O ką noriu parodyti, priminti, praeitais metais, kai buvo betonuota, grindys liko tinklo grindų betonavimo. Ir tai praeitais metais puikiai pasiteisino žirniams, pupoms ir galbūt netgi pomidorams, jeigu padarius arką truputį didesnę parišus. Labai patogu, ilgamžiška ir mažiau to raišymo, mažiau tų pagaliukų. Ateini, pum, keletą lapų sumeti pupoms ar žirniams ir viskas. Ir daugiau pamiršti iki derliaus nuėmimo. Jie patys, kaip sakant, kabinasi ir lipa aukštyn. Tai rekomenduoju, patikėkit, labai apsimoka. Laiko susitaupo ir nauda didžiulė ir ilgamžiška. Tai va, pavasaris gražus ir reikia tikėtis bus ir saldžiųjų žirnių. Taip. Panašu, kad jau pirmo plovimo vanduo išdžiuvo, bet aišku, čia dar reikės plauti ir plauti. Bet kągi, norėjau parodyti spalvą fugos, kokia gavosi. Tai va, tokia graži, pilka. Dar aišku, čia ne visur išdžiuvę, nėra taip vienodumo, bet kai buvo nuplauta ir, ta prasme, pirmą kartą nufuguota ir nuvalyta ir buvo išdžiuvę, tai visiškai idealiai vientisas spalva, tai va, dar sakau, vanduo nenudžiuvęs, tai pilnai ir kur ne. Tai va, dabar toks ir darbelis bus ir turbūt, kad čia ir bus pabaiga su šituo kambariu. Na, aišku, dar čia va, padažymai tokie smulkus, bet tai jau, kaip sakant, dar vienas paragrafas Vilos Gladiolės sužydėjime bus užbaigtas. Ir kągi, aš noriu kaip visada padėkoti už jūsų pridedamus nykščius. Na, pasižiūri, peržiūrų tai šimtai, bet nykščių tai labai jau taupus, ne, čia tokia, na, būtų faina, kad, kaip sakant, kiek peržiūrų, tiek ir nykščių, ar taip, na, bent jau kažkaip tai ir nepagailėkit, tiesiog, nu, žiūrit, pridedat, nežiūrit, nepatinka, taip pridedat. Tai va, ir ačiū už komentarus ir be abejo, paremimas, jūsų paremimo labai reikia ir kas galit, euras, kitas. Kaip tai padaryti, nuorodas video aprašyme apačioje. Tad dėkui ir sakau iki sekančios serijos.